Sveiki! Šiandien gaminsime obuolius tešloje. Rudenį kiekvienose namuose turbūt pilna obuolių. Visi kepa pyragus, pačius obuolius kepa, bet kai jau atsibosta pyragai ir norisi kažkokio tarpinio varianto tarp keptų obuolių ir pyrago, aš visą laiką kepu obuolius tešloje. Obuoliams tešloje mums reikės bemielės sluoksniuotos tešlos, obuolių, bruknių uogienės. Tešla turi būti minkšta. Aš ją jau prieš gerą pusvalandį išėmiau iš šaldytuvo. Ir kiekvieną lapelį dar truputėlį padidinsime. Dabar pasiruošime obuolius. Aš turiu tokį įrankį, kurį labai mėgstu. Su juo labai patogu išimti viduriukus obuolių. Nulupama obuolius. Obuolius dedame viršūnėlėmis į apačią. Ir įdedame bruknių uogienės arba bet kokios kitokios tirštos uogienės. Man prie obuolių labiausiai tinka klasikinė bruknių uogienė. Uogienės dedu tiek, kiek telpa, kad per kraštus nebėgtų. Ir tada jau pradedu vynioti. Kad geriau susiklijuotų, kraštus patepsiu pienu. Galima, aišku, ir kiaušiniu, bet aš šį kartą pienu. Ir likutį tešlos nupjausiu ir panaudosiu papuošimui. Dabar pabandysiu padaryti lapelius, kuriuos išpjausiu tešloje likusią nuo obuolių. Papuošiu. Dabar tos lapelius užklijuosim ant obuolių. Patepsim pienu ir paspausim. Ir paskutinis akcentas – cinamono žievės lazdelės, kuriomis mes imituosime pagaliukus. Dabar įjungsiu orkaitę iki 180 laipsnių ir įdėsiu obuoliukus kepti. Jie keps apie 20 minučių. Iškepusi obuolį tešloje dedame į lėkštę ir pabarstysiu cukraus pudra. Taip iškeptus obuolius labai skanu valgyti su vaniliniais ledais arba prakta grietinėle. Aišku, vienų skonis irgi pasakiškas.